po truputį pjaunam tas malkas. Čia jau vieną krūvą durų. Dabar pjaunam kitas duris. Sakau, gal pasidaryti visai būtų naudinga tokią vat ertmę rankom prakišti. Ką jūs galvojat, gal turit kažkokias panašias konteinerių stoginės ir turit su vat tokia būtent ertmė, kad mažom šiukšlėm išmest, ar patogu, nepatogu, komentuokit. Dalį išpjaunam, nes šaka yra, tai taip, pasistatom ir išpjaunam. Na, va tokia dalį išpjaunam. Tai ką, šiandien baigiam pjaut rėmus ir dangčių detalės. Tai tokios va krūvelės suėjo turbūt kokies, galvoju, 5 lentos po 1,10 m. Tai va, tai iš tikrųjų netgi gavosi, jog daugiau išėjo lentų, negu aš buvau užsisakęs. Tai yra, man, kadangi dėl to viso broko atsiuntė 4 metrų, tiksliau, užsisakiau 4,80 m ilgio lentas, tai man atsiuntė 5,10 m. Tai va, tai iš esmės liko vienas va toksai va bruselis. Liko biškį nupjauto, kokį porą metrų nuo lentos. Tai skaitykim taip, tai buvo labai cygel, kaip sakant, atmatuota, supjauta ir paskaičiuota. Tai turbūt sekančiam kartui gal reikėtų dar kokią vieną lentą užsimesti, jeigu būtų, kad reikia daugiau išpjaustyti, nes tikrai buvo, kad nemažai teko tokių šakų papjaustyti. Tai. Bet overall tai visai geras rezultatas. Ir ką, toliau sekantis etapas bus apsišlifuoti va čia visokius kraštelius ir dar kartą pinoteksu vieną sluoksnį padažom. Kai padažysim vieną sluoksnį, tada susuksim rėmus, dėsim ant jau pagrindinio lauke esančio rėmo ir dar kartą impregnuosim pinoteksu. Tai nepamirškit pasubscribint kanalą, paspaust patinka po šiuo video ir judam prie sekančių darbų. 10 val. Vakaro ir mes toliau peckiojam lentutes su pinoteksu. Aišku, čia turbūt šitą krūvą jau paliksiu sekančiai dienai. Bet ką, turbūt rytoj užsibaigsim dažymas ir galėsim pradėti jau sukti rėmus. Rėmus susuksim, o tada jau dėsim šitos ilgas dalylentes. Tai va, susukti 2 dangčio rėmai. Vienas rėmas truputį kreivai žiūri, tai reikės irgi dar pataisymų. Tai ką, dabar suksim durų rėmą. Tai kimam darbus. Pažiūrėkit, koks aš magas. Spragtelsiu pirštais ir jau rėmai bus atsidūrę. Nu, turim rėmus uždėję. Žinot, ant spacerių uždėjom. Ant kelias.
Nu tai vaizdelis dabar yra toks, vakar dar gau šitos pritrumpint, nes buvo per ilgi ir ką šiandien dar reikia padaryti, tai šį čia pritrumpinti, nes galim matyti, kad išsikiša šitas rėmas truputį per daug ir gaunasi, jeigu čia vat padaryti taip, kad užsidėt vyris, tai tada čia atsiranda per daug išsikišimo, o čia kažkas nedaskaičiavo centimetro, maždaug turi būti va taip va ir centimetras turi būti nupjautas, tai einam atsisukam, nusitepam, atsipjaunam. Ir čia jau normaliai susideda, čia irgi normaliai susideda. Ir ką toliau darom, tai einam tvirtinti lankstų. Lankstus aš dėsiu, o dabar iš galo štai tokios. Tokie lankstai, tai va šitos lankstus einam dabar sumontuosim ant šitų rėmų. Tai va, tarpelį biškį padarėm didesnį, negu buvo suprojektuota, nes irgi vas lygiai su kraštu gražiai. Ką toliau einam kitus dangčius montuoti vyrius ir žiūrėt, kaip jie darinėsis. Taigi, ką turim? Atsidaro. Bet kokia yra blogybė, kame du atsidaro. Ui, vienas va taip papamam. Kame du atsidaro, tai va šitoje vietai liečiasi. Labai fainai, tarpelis matosi, čia nebesimato. Reguliavimo dar trūksta. Arba tiesiog yra per didelės paklaidos pjovimo ir montavimo. Tai šiaip labai tikėtina, kad tokios paklaidos galėjo atsirasti didesnės, nes buvo numatyta 5 mm tarpas, kai kur gavosi, kai kur nesigavo. Tai manau, projektuojant reikėjo nusimatyti centimetrų tarpus ir tada būtų viskas buvo tvarkinga. Na, bet gyveni ir mokys. Toliau reikia mums apačią susidėti, susikabinti, nes dabar gaunasi, kad šita pusė savo eina, ta pusė savo eina. Tai reikia šitas visas apačias sujungti, tai tikėtina reikės mums plokštės. Aš dar galvoju, arba dėti kampuoti aliuminį, arba dėti plokštę. Tai dar nenusprendžiau, ką daryti, nes jeigu dėsiu kampuoti, tada reikės su konteineriu per viršų pervažiuoti to kampuočio. Tai va, kažkokio kolniuko tokio nesinori, bet kita vertus gal dėti į smaigulį į viršų. Tai gal tada toks biškį pakilimas, tai va dar apmąstymas esu, kaip šitą vietą daryti, nes patį rėmą tai aš tikrai noriu pakelti nuo pagrindo, kad jisai nešlaptų. Reiškia, kažkokie pjedestalai turės vis tiek būti. Tikslas yra uždėti šitos kampuočius. Truputį gavosi, kad teko pirkti vieną tokį ilgą. Tai va toksai vat aliuminis kampuotis. Ir du trumpesnius, dėl to, kad tiesiog nebuvo dviejų ilgų. Tai bandysim dabar sujungti, sudėti, prisukti ir stabilizuoti mūsų rėmą. Nu, uždėjom kampuotį. Uždėjom taip tokį kampą, spacerį vadinamą. Tai dabar kas gaunasi, kad čionais šitoje vietoje važiuodamas konteineris su ratukais pervažiuoja tokį kaip ir pakilimą. Tai gaunasi man ir pakilimas ir gaunasi patogus transportavimas pačių konteinerių. Čia šitą kraštelį dar reikės truputį pripjauti, kad nekliūtų kojos, rankos ir panašus galūnės. Tai žodžiu, einam dabar daryti likusių 2 segmentų. Minusas tas, kad šiandien reikia nupjauti. Tai gaunasi, kurias 2 skylės išgrįžiau, tas vėl reikia perpjauti. Pergrįžti. Gaunasi.
pažiūrėti. Čia buvom, čia irgi labai gražiai susijungė viskas. Pasaka, einam. Paskutinį atsimatuojam ir prisukam. Paskutinis mokizanas. Prisukom kampuočius visur. Nu, irgi idealiai. Tai apačią surišom. Dabar dar atsinešam padukus, kuriuos dėsim į šičia. Nu, realiai ant kiekvieno apatinio skersinio pakelimui, tam, kad vėlgi išvengtume drėgmės su trinkelėmis ir kad nesikauptų vanduo mums konkrečiai po medieną. Tai turiu va tokius spacerius. Tai šitos spacerius 6 mm dėsim pačiamais. Tikėkime, ant rankos neužgris visas rėmas. Žodžiu, dėsim čianais per visus 5 segmentus ir truputį bus pakilimas nuo žemės. Kaip matėte, iš timelapso viskas susidėjo gražiai. Opa, susisuko. Konteineriai savo vietose. Kur keliauja? Pavaidinti. Ne, normaliai nepavadinėsiu. Tai dangtį reikėjo atkelti, ką tu čia? Oi, labai tas tavo dangtis. Nu, ta prasme... Pirmas naudotojo pastebėjimas. Nu? Sakau, čia labai didelis atstumas. Ypač iš ten, tai ten atsidarai ir ten toli vis. Nu, bet jeigu šitas atsidarys va taip normaliai. Čia dabar va atsitiko bėda, kad nebeliko tarpelio, kai susisuko apačioj visi sujungimai. Tai dabar čia vėl dingo tarpelis, reiks bandyti jį kažkaip pasukti šitą reikalą. Tai žodžiu, dabar mūsų sekantis darbas yra padaryti šitos uždengimus. Įdėti duris, tai eisim pjaut lentučių ir dėti durų.